numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Prieš 10 minučių buvo 32 laipsniai karščio, na dabar kaupėsi audra. Orai Lietuvoje šėlioja, tačiau žuvį sužvejoti tikrai įmanoma. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę į rankas vėl imsime spiningus. Šį kartą, o jei tiksliai, bemaž 4, o gal net 5 kart iš eilės aplankėme aukštutinę Kauno marių dalį, kurioje tūnantys plėšrūnai karštymečiu tapo ypač įnoringi. Velkiauji, kimba prastai. Spiningauji, žuvis kimba, bet kalibras neypatingas. Kaip ten bebūtų, tačiau kai echolotas eina iš proto nuo žuvies kiekio, ją sugauti norisi. O kai labai nori, tai ir pavyksta. Apie tai, kokios tendencijos šiuo metu vyrauja aukštutinėje Kauno marių dalyje, kas ir kur kimba, papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spiningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spininge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – Uobererija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Šiandien mūsų tikslas aukštutinė Kauno marių dalis ir joje gyvenantys plėšrūnai, kuriems skiriame bemaž savaitę laiko. Lauke pastarosiomis dienomis tikrai nešalta. Nors karščiai rekordų kol kas nemuša, tačiau stipriai įšilęs vanduo Kauno mariuose slopina plėšrios žuvies aktyvumą ir ją sugauti nėra lengva. Bet visi žvejai žino, jog net ir esant nepalankiom sąlygom žūklei, reikia sulaukti momento, kai plėšrūnai išeis į medžioklę maitintis, o tuomet ateis ir mūsų laikas. Juk ilgą laiką žuvis netūnos alkana, todėl bijodami praleisti tą sukilimo epizodą, per savaitę Kauno marias aplankėme 4, o gal net ir 5 kartus ir šiandien jau galime daryti apčiuopiamas išvadas. Pastarąją savaitę tikrai labai daug laiko skyrėme Kauno marių aukštutiniai daliai, tai yra ruožui nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės iki pat Birštono. Ruožas tikrai nemažas, apie 20 galbūt daugiau kilometrų ir vis tik vasara tai nėra tas laikas, kai galima, sakykime, žuvį lengvai surasti ir lengvai sužvejoti. Galbūt daug lengviau tai yra padaryti pavasarį ar vėliau rudenį, kuomet žuvys yra kažkur tai susikoncentravę tam tikrose vietose. Vasarą jos įsibarsto po visą akvatoriją ir ne taip paprasta tą žuvį surasti ir sužvejoti. Todėl vis tik galbūt pats toks patikimiausias būdas žuvų paieškai tokiu metu tai yra būtent velkiavimas. Velkiaudamas tiesiog atsirenki tuos horizontus, atsirenki netgi ir, sakykime, tam tikrus ruožus, kuriuose plėšri žuvis medžioja savo potencialų grobį. Atstumas, kaip sakiau, tikrai nemažas ir mes tą atstumą išplaukėjome beveik visą, skiriame tam tikrai nemažą laiko ir išvados yra maždaug tokios.
kad vis tik, kuomet vanduo yra labai stipriai įšilęs, kaip dabar yra beveik 26 laipsniai šilumos, jos nenori maitintis arba maitinasi labai epizodiškai taip kaip žiemą. Kaip išlenda, sakykime, ten ar lydeką žvejojant, valandai, dviems pasimaitina ir vėl nenori. Ir tai reikia atrinkti tam tikrą masalą, pataikyti atitinkamą vietą, atitinkamų metu ir dar atitinkamą masalą jums įtaikyti. Tuomet yra tikimybė tokią žuvį sužvejoti, tokią aktyvę žuvį sužvejoti. Štai vilkiaujant užkimba mažos lydekos, užkimba vienas kitas ešerys, užkimba nedidelis starkiokai, o didesnės žuvys tiesiog nenori agresyviai atakuoti masalo. Nieko nepadarysi, toks yra laikmetis, tokias turim sąlygas, galima surasti priežasčių įvairiausių. Tiesiog aš visuomet sakau, kad kai kimba žuvys, mes nežiūrime, kodėl jos kimba, neieškome priežasčių, kodėl kimba. O štai kai nekimba, tai atrandame masę begalę tų priežasčių, dėl ko galėjo nekibti žuvys. Bet galime tik daryti iš kažkokių stebėjimų kažkokias išvadas. O štai tokias išvadas ir padariau, kad tiesiog turi galbūt pataikyti, sakykime taip, tam tikrų metų į tam tikrą vietą ir užmesti tam tikrą masalą, tuomet rezultatas bus. O jeigu tiesiog epizodiškai atvažiuosime, praleisime čia valandą laiko, nekimba, važiuojame namo, rezultato galiu sakyti, kad nebus, nebent labai atsitiktinis. Deja, tačiau nei atsitiktiniu, nei sistemingų ir sėkmingų velkiavimų aukštutinėje Kauno marių dalyje pasigirti negalėjome. Nors keisdami masalą po masalo, gylio horizontus ir plotus nuplaukėme 10 kilometrų. Viskas, ką pavyko sugauti, tai nedideli žuveliokai ir nuobodulys. Nors turime žinių, jog kelis kibius epizodus tomis pačiomis dienomis už skverno sugriebė mūsų kolegos. Velkiaudami jie sulaukė iki 10 salačių ir starkių kibimų per kelias valandas ir visa tai įvyko sąlyginai nedideliame upės ruože. Teorija dar kartą pasitvirtino. Jie atsirado tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, nes vėliau nei tądien, nei kitą dien kibus upės vandens ruožas nedavė nieko. Bet kuriuo atveju, net jei kibimas ir prastas, Kauno marios netikėtai gali padovanoti efektingą žuvį ir tam reikia būti pasiruošus. Velkiaujant čia Kauno mariose, labai jau nusiplonti valų ir susilpninti meškerykočių neverta, nes nenaujiena, kad čia gali užkibti ir labai didelis starkis, ir didelė lydeka, ir salatis didelis, žuvys tikrai stiprios, todėl kotas ir valas tikrai turi atlaikyti labai didelės apkrovas. Beje, neretas atvejis, kai čia Kauno mariose užkimba ir didelis šamas, o čia šamų yra sveriančių ir 50 ir galbūt 70 kg, todėl jeigu užkimba toks monstras, tai džiaugiesi, kai ant ritelės yra tvirtesnio valo atkarpa ir nereikia galvoti, kad tuoj pat tas mano siūlelis nutruks ir nieko nebus. O užsiviniojus valą, bent jau neplonesnį negu 20-ųjų, kokybišką japonišką, kokį nors PE galbūt valą, kuris atlaiko tikrai didelės apkrovas, galima nebejoti, kad su tokia žuvimi bent kažkiek pakovosime, nes tikrai didelė galinga žuvis labai stipriai priešinasi, labai stiprios didelės apkrovos yra į viską, ir į ritelę, ir į valą, ir žinoma į meškerykotį. Šiuo atveju aš naudoju štai tokį naujovę favorito, tai yra Drive modelį, kuris yra sustiprintas, yra greitos akcijos, gana neilgas, naudoju 2,10 m ilgio, tikrai to pakanka velkiaujant, nes nei metimų čia nereikia daryti tolimų nieko. Ir dar kas man patinka, kad yra sustiprintas ne tik pats blankas, bet sustiprintas sujungimo dalis, nes vis tik patirtis rodo, kad dažniausiai meškerykotis lūžta nuo apkrovos būtent toje vietoje, kur yra sujungimas. Sujungimas yra silpniausia kiekvieno meškerykočio dalis ir jeigu ji yra sustiprinta, tai yra tik didelis pliusas meškerykočiui. Tai štai, kas liečia įrankį, tikrai įrankis turi būti tvirtas, patikimas, nes, kaip sakiau, Kauno mariose galima sužvejoti žuvį tikrai labai, rekordinio dydžio. Tai štai tokia mūsų vidurvasario karštimečio žūklė Kauno marių aukštutinėje dalyje, velkiavimo būdu.
labai didelių egzempliorių nesužvejojame, tačiau tikrai be žuvies nelikome. Na, o dabar persiklikime į Dzūkiją prie nuostabaus Veisėjo ežero, kur įvyko antrasis Spiningavimas LT čempionato etapas. Regis visai nesenai, balandžio pabaigoje ant Obelijos ežero bangų beveik 90 žvejų komandų pradėjo šiųmetį Spiningavimas LT čempionato sezoną Airus Pro Marine taurei laimėti. Ir štai, nespėjus net apsidairyti, mes atbildėjome jau į antrą serijos etapą, kuris įvyko naujoje vietoje – Veisėjo ežere Lazdijų rajone. Dar pernai, kalbėdami apie dalyvių gausą ir susidomėjimą Spiningavimas LT čempionatu, įpratome kalbėti dideliais skaičiais. Jei pirmame šių metų etape varžėsi 88 komandos, tai ant Veisėjo vandens jau prieš 7 val. Ryto laukdamos starto plūduriavo 65 komandos. Nors dalyviai į Spiningavimas LT čempionato etapus atvažiuoja net iš tolimiausių šalies kampelių, tačiau tai tikrai nereiškia, kad varžybų metu jie žvejoja aklai. Didelė dalis spiningautojų ežerus, kuriuose vyks varžybos, aplanko anksčiau. Žvejai rimtai ištiria dugną, ieško tinkamų tam vandens telkiniui masalų ir varžybų dienai atėjus už jų darbą fortūna dažniausiai atsidėkoja. Tiesa, šįsyk antro Spiningavimas LT čempionato etapo dalyviai labiau rūpinosi ne dėl to. Jau nuo ankstyvo ryto pojūtis lauke panašėjo į gerai įkaitusią orkaitę. Vienas kitas debesėlis vėsos nežadėjo, tad ir kažkokio ypatingo kibimo tikėtis nieks nesitikėjo. Ką jau kalbėti apie tai, jog varžybos trunka 8 valandas ir tą karščiausią dienos laiką teks išbūti ant vandens. Juk jei atvažiavai kautis, tai ir kaukis. Trauktis nėra kur. Beje, kalbant apie naują Spiningavimas LT Airus Pro Marine taurei laimėti čempionate atsiradusį ežerą, verta paminėti, jog jis labai tinkamas spiningautojams ir turi panašių bruožų su Rubikių ežeru Aukštaitijoje. Veisėjo ežere yra net 13 salų ir daug giliai į sausumą įsiterpiančių įlankų, todėl povandeninių šlaitų, duobių ir kalnelių čia tikrai apstu. Toks išraiškingas dugno reljefas plėšrią žuvį surasti padeda kur kas greičiau nei tie vadinami dubens formos ežerai. O žuvį spiningautojai rado. Tik štai kaip ir mūsų komandai Kauno mariose, taip ir varžybų dalyviams Veisėjuje egzemplioriai kibo nedideli. Ant vandens buvo pamatuota, pasverta ir paleista tikrai daug lydekų, tačiau didžiausios tesiekė vos 800–900 gramų. Nors vėliau pasirodė ir viena kita padoresnė – kilogramą ir net 2 kilogramus svėrusi lydeka. Sakome net, nes tokie egzemplioriai antrame Spiningavimas LT čempionato etape buvo tikrai labai reti. Bet štai didesnių ešerių sugauta buvo išties nemažai. Karštos oro sąlygos ešeriams neretai patinka ir dryžuotųjų plėšikų nuo kelių šimtų gramų iki didžiausio 700 gramų svorio buvo sugauta tikrai nemažai. Ešerys beje žuvis varžybose vertinga. Jei taikomas koeficientas, tad po svėrimo, kaip čia pasakius, žuvies svoris dar šiek tiek paauga. Kągi, kai jau atrodė, kad šį kartą antrame Spiningavimas LT Airus Pro Marine tauriai laimėti čempionato etape nugalėtojus ir prizininkus išaiškins tik matematiniai skaičiavimai, nes akivaizdaus lyderio tikrai nebuvo. Vienas dalyvio skambutis teisėjams viską sudėliojo į savo vietas. Andrius Kaminskas su Dainium Neniškiu priekrantėje sugavo 5 kg 405 gramų svėrusią lydeką. Komandos Spiningavimas LT Kupiškis vyrai pasakojo, jog lydeka masalą nenori kirto kelis kartus. Ir tik pakeitus tinkamą woblerį, šį kartą tai buvo legendinis Max Quatch 128, ji griežtai atakavo 3 kartą ir atsirado valtyje. Iki varžybų finišo ši žuvis išliko stambiausia, tad komandai ji pelnė ir nugalėtojos vardą ir pergalę didžiausio žuvies įskaitoje. Varžybų rėmėjai Airus Pro Marine, Jackson, Rerija, Apetito Bites, Galvakablis LT ir Larus pirmam penketui padovanojo prizų daugiau nei už 1000 eurų.
tiek pat jų dovanos ir kitame etape rugpjūčio 22 dieną. Sekite naujienas internete. Geriausių spiningavimas LT sezono komandų laukia naujutelaitės valtys, echolotai ir kiti vertingi prizai. Spiningavimas LT čempionato antrasis etapas ir jo rezultatai tik patvirtina mano teiginius ir spėjimus apie karštimečio žuvų aktyvumą, tačiau vis tik nebuvo beviltiška, buvo sužvejota tikrai viena graži beveik 5,5 kg sverianti lydeka ir keletas mažesnių lydekų, nors tiesą sakant žvejojo apie 70 komandų, rezultatų galima buvo tikėtis kiek geresnių. Tačiau gamta yra gamta, žuvys yra žuvys ir yra kaip yra. Nu, mes toliau tęsime savo laidą ir pakalbėsime apie kiek paprastesnį ir galbūt šiek tiek efektyvesnį būdą būtent karštymečiu žvejoti plėšrūną čia Kauno mariose. O tas būdas, žinoma, ne kas kita, kaip dugno šukavimas silikoniniais masalais džigaujant, kuris pasirodė šiek tiek efektyvesnis laimikių kiekio prasme, tačiau žuvų dydžiai vėlgi nebuvo ypatingi. Na, gal šiame epizode iš vieno taško iškrapštytos kelios lydekos buvo šiek tiek panašesnės, tačiau ir jos masalą ėmė taip atsargiai, kad kabliukai vos siekė lūpos kraštą ir jos prie valties tiesiog nusikratė. Nekiba didžiausia, nes karštis tvyro 32 laipsnių šilumos, bet vis tik džigu, mikro džigu dar galima kažką tai sudominti, galima kažką tai, priversti atakuoti masalą. Ir sudėtinga tai žinoma, daug reikia laiko skirti paieškoms, masalo paieškai, žuvų paieškai, tačiau vis tik reikalas nėra beviltiškas ir įmanoma štai kažką. Tai ką, lydekiokas. Lydekiokas. Pati atsikabino, nereikėjo man vargti, tiesiog, parodė save, pademonstravo ir nuplaukė savo. Labai smagu bus pamatyti, kas čia. Nes vis tik tikėjau, kad lydekos tokiu oru čia nekips, daugiau tikimybės sužvejoti starkį, bet pirma užkibo lydeka. Džigaujant. Na, o dabar įdomu, kas čia dabar. Gražuolė, pasirodyk, gražuolė. Kas to? Vėl lydeka. Vėl lydeka. Padarė žvakę ir atsisveikino. Meškeriodami velkiavimo būdu mes suradome žuvį, suradome vietas, kur plėšrūnai vaiko savo grobį, kur potencialiai galima tą plėšrūną sužvejoti ir tuomet ėmėmės džigauti, ne tą pačią dieną, kitą dieną, tačiau čia Kauno marių aukštutinėje dalyje labai yra svarbu surasti, kur yra žuvis. Todėl, suradus tokią vietą, verta tikrai, apmėtyti tą vietą džigavimo būdu, nes tai yra būdas, kuris yra gerokai universalesnis. Tai reiškia, kad mes galime naudoti ir varijuoti masalų dydžiais, masalo svorį. Mes galime šokdinti įvairiais būdais masalą ir, pakišti tiesiog masalą žuvį po nosimi ir tuo pačiu dar galime parinkti tokią spalvą, tokį masalo, sakykime, formą masalo, kuri yra tinkamiausia, keisdami masalus, ypatingai jeigu žvejojate su kolega, taip kaip mes žvejojame su mūsų kolega Algirdu Spiningavimas LT, su kuriuo dažnai žvejojame ir būtent spiningaujame ir tokiu būdu randame tam tikrą masalą, kuris tuo metu yra pats, sakykime, įdomiausias plėšrūnams, kurį plėšrūnai,
puola, neignoruoja ir tuomet rezultatas kažkoks tai tos žūklės yra. Žinoma, vilkiaujant užkimba didesnės žuvys, nes vis tik masalai yra didesni, agresyvesni masalai, tai ir starkis, ir lydeka gali užkibti didesnį ir šamas. Na, o džigavimo būdu kartais tenkintis tenka mažesniais egzemplioriais, tačiau ir tokiu būdu žūklė išlieka nuostabi, nes mes galime praleisti laiką ne šiaip savo mėtydami kažkur tai masalus į vandenį, o tiesiog laukdami kibimų, sulaukdami kibimų, traukdami žuvį, nors kartais ir net ne pačią didžiausią. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie pačią džigavimo specifiką. Esmė yra maždaug tokia, kad metame link žolių, sinkaravę maždaug 8 metrų gelmėje. Matome, kad tikrai yra daug smulkmės, nes ten yra ešerių, kurie vaiko smulkmę, o jeigu ten yra ešeriai, yra smulkmė, reiškia kažkur tai giliau yra ir kitas plėšrūnas, tai ir starkis, ir lydeka ten gali tūnoti ir laukti savo grobio. Žodžiu, esminis dalykas yra tas, kad metame masalą džigą prie pat žolių linijos ir šokdiname nuo kalniuko jį. Ir tam tikroje vietoje, tam tikrame horizonte randame, bemedžiojantį plėšrūną. Ar tai būtų starkis, ar tai būtų lydeka. Na ir dar tokia analogija galima būtų išvesti, kad ten, kur gylyje tokiame, kur rasdavome vilkiaudami žuvį, maždaug tokiame gylyje užkibdavo ir džigaujant. Žodžiu, žuvys renkasi atitinkamą gylio horizontą, atitinkamą gelmę, kurioje jaučiasi komfortiškai, kurioje medžioja ir būtent toje, sakykime, zonoje galima sužvejoti ir, medžiojantį plėšrūną. Tos džigavimo 2 dienos šiek tiek laimikių prasme ir džiugino, ir liūdino. Džiugino todėl, kad tų laimikių buvo, o liūdino galbūt šiek tiek, kad tos žuvys buvo gana mažos. Norėtųsi sužvejoti didesnių žuvų, bet vis tik galbūt vertėtų ir pasidžiaugti, nes kuo daugiau yra mažos žuvies, mažų starkių, mažų lydekų, tai tuo didesnė tikimybė, kad jų bus kuo toliau, tuo daugiau ir didelių žuvų, nes jos vis tik užaugs. Prieš keletą metų, prieš 5-6 metus tikrai tiek jų nebuvo ir tų smulkių žuvų tiek nebuvo. Tai galima daryti tokią išvadą, kad Kauno marios labai stipriai atsigauna, kuomet buvo uždrausta verslinė žūklė tinklais ir žuvys turi galimybę tiesiog užaugti. Jos, tos mūsų sužvejotos mažos žuvys, tie nedideli starkiokai, nedidelės lydekos, jos tikrai užaugs ir po 2-3 metų gali sverti po 3-4, kai kurios net po 5 kilogramus ir tikrai džiugis mūsų žvejus ir man tiesiog galima sakyti, džiugina širdį tokie rezultatai, ne tik todėl, kad, sakykime, daug to žuvies užkibo, o todėl, kad jos atsiranda kuo toliau, tuo daugiau ir kad jį vis tik anksčiau ir vėliau užaugs ir džiugis jau daug didesniais dydžiais. Nors Lietuvoje karštymetis, tačiau žuvį sužvejoti tikrai įmanoma. Tai rodo ir mūsų trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kurią mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus.
Karštymetis savo padarė. Ši savaitė buvo viena skurdžiausių sugautų trofėjų prasme, tad niekas su niekuo nesivaržė ir nugalėtojas paaiškėjo labai greit. Juo šiandien tapo Egidijus Aleksejūnas, Kelmės rajone sugavęs 12 kg 300 g svėrusį plačiakaktį. Beveik metro ilgio trofėjus susigundė pelete ir žvejui jis uždirbo mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.